Čia mano du dominuojantis Galaxy patinai, kuriuos pasilikau senus. Nu ir kad čia patinai visiškai aišku, jie yra šiek tiek skirtinga atspalvė, kairė yra ir gelsvesnė, dešinė yra į melsvesnį, dabar filmuoju su fotoaparatu, nes telefonas visai nesupranta spalvų ir kad čia yra patinai visai aišku. O čia yra 4 jauni, kurios buvo pasilikęs pavasarį, kur maniau, kad 3 patelės ir 1 patinėlis ir maniau, kad turiu 3 poros. Bet įtariu, kad čia yra tik viena patelė. Nu va čia pagal pilvo formą sakyčiau patelė, bet aš nematau juodą kiaušdėčį. Nu gal jis yra šioks toks, bet aš tokią ryškumą patelių spalvų niekada neturėjau. Iš viršaus niekaip nepanašu į mergaitę, kad būtų šonai storesni. Nežinau, kas čia toks. Vis dar nesubrendęs patinėlis ar patelė. Nu va, šis dešinėje, man akimis yra 100% patinuks. Tai palyginti su juo, kairė yra patelė. Pagal rašto ir pelekų ryškumą pagal dydį. Ir pilvo išsiputimą. Nusakyčiau, kad kairė patelė. Bet nesu tikras. Čia iš vis nežinau, kas per ono. Vienu momentu arba čia nugainiota patelė, nes taip atrodė patelė nugainiota patinų prieš pilvuksydubės. Arba čia yra patinėlis ir aš pas pateles aiškiai matydavau juodą tašką prie analinio peleko. Čia jis yra vos neryškus. Šitas man yra, nu bet jau pilvo kaip patelės neržinčias tikrai neturi. Ir tas. Pagal formą galėčiau sakyti, kad patelė pagal šonų storį, bet nebūtinai. Juodą tašką prie analinio peleko kiaužytas nematau. Čia jis dar kažkoks lyg ir yra. Lyg. Bet pas patinėlius jis irgi yra neryškus. O čia iš vis nieko nematau. Tai net nesu tikras, ar aš turiu čia patelių. Nesu tikras. Ar čia yra augantis patinukai, kurie tiesiog smaginasi mano krevetėm.